Sveiki, aš pristatysiu ARC International, tai yra kūrybinis ugdymas iš Suomijos su 30 metų patirtim. Tai kūrybinis ugdymas per architektūrą ir dizainą. Ir ARC misija yra suteikti vaikams ir jaunimui kūrybinį mąstymą ir aktyvaus pilietiškumo įgūdžius. Taigi, kokie yra šie svarbiausi įgūdžiai, apie kuriuos kalbame? ARC programa padeda vaikams ugdyti, pavyzdžiui, kūrybinius problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir inovacijų įgūdžius. Trumpai apie ARC istoriją. ARC buvo įkurta 1993 metais architekčių Tuuli Titola Meskanen, Miina Vuorinen ir Pihla Meskanen. Tai vyriausia moteris, kur matote, tai yra pagrindinė įkūrėja. Ir paskui jos dukra, Pihla Meskanen, buvo ir ARC Finland direktorė labai ilgus metus. Ir dabar jau 10 metų yra įkurta ARC International ir jinai valdo šią įmonę. ARC popamokinė programa yra pagrįsta Suomijos nacionalinė pagrindinė programa, skirta pažangiai pagrindinio ugdymo programai menuose ir architektūroje. Tai yra popamokinė veikla. Kaip matote, tai yra žingsnis po žingsnio programa 4–19 metų amžiaus grupėje, 1300 valandų ugdomojo turinio ir 700 valandų seminarų ir kursų vadovaujantis Suomijos nacionalinė pagrindinė mokymo programa. Čia matote tuos žingsnius, tai yra nuo tikrai ankstyvo amžiaus iki pat mokyklos pabaigimo 19 metų. Yra žmonių, kurie praeina visus šiuos metus, tikrai taip yra ir netgi ir tęsia. Galėsiu apie tai pasakoti vėliau. Taigi, ką siūlo ARC? ARC programos apima įvairias programas nuo 15 metų ilgalaikės popamokinės programos iki 1 savaitės trukmės teminių kursų, trumpų seminarų, socialinių inovacijų bei dalyvavimo programų. ARC programos yra ARC popamokinė programa, teminiai kursai, kūrybinės dirbtuvės seminarai, socialinių inovacijų ir užimtumo programos, kūrybinis mąstymas suaugusiams. ARC Finland yra dirbę daugiau nei 300 architektų, o pagrindinė ARC International idėja yra tokia, jog būtent architektai yra archimokytojai, o ne meno mokytojai. ARC International nuo 2013 metų ir šiuo metu yra daugiau nei 200 darbuotojų ARC mokyklose pasaulyje. Šiuo metu. ARC centrai yra 18 miestų ir 11 šalių. Kol kas Lietuvoje nėra. Čia matome pavyzdį iš ARC Tailando. Tai pirmą kartą buvo atidaryta kūrėjų erdvė vaikams 2019 metais. Tai buvo kitų organizacijų suteiktoje erdvėje. Štai čia yra pavyzdys, ARC kūrybinė programa gali būti teikiama tam skirtuose ARC centruose. Ir čia yra pavyzdys, čia yra pavyzdys taip, būtent tam skirtame centre iš Kinijos, o štai čia yra iš Vietnamo ir Kinijos. Būtent tam skirtų. Kažkaip pradėtų. Priekį. Taip. Ir naujausias ARC centras pasaulyje yra Kinijoje, Guangzhou, ir jis įkurtas, atidarytas, jau ne tik įkurtas, bet atidarytas šių metų gegužės mėnesį. Ir praėjus 6 mėnesiams nuo jos paleidimo ARC programa pasiekė pirmą vietą STEAM programuose
Guangzhou Dianping, tai Little Red Book, pati populiariausia Kinijos socialinė platforma. Ir šis pripažinimas atspindi mūsų Guangzhou komandos atsidavimą ir aistrą, taip pat šeimų priėmusių mūsų programą entuziazmą. Be to, ARKI buvo nuolat suteikiamas Golden Flagship Store statusas Dianping platformoje, pabrėžiant prekės ženklo patikimumą ir aukščiausią paslaugų kokybę. Tėvai aktyviai dalijasi savo patirtimis, nuomonėmis. Tai dar labiau sustiprina ARKI reputaciją mieste, kuriame yra 20 milijonų gyventojų. Tai yra 5. pagal dydį Kinijos miestas. ARKI yra itin plačiai pripažinta organizacija visame pasaulyje. Pavyzdžiui, 2020 metais LEGO fondas išrinko tarp 20 geriausių kūrybinio ugdymo inovacijų pasaulyje, o 100 2019 metais apdovanojo UNICEF vaikams draugiškų miesto įkvėpimo apdovanojimų kategorija, prasmingas vaikų dalyvavimas. Taip pat čia matome ARKI įkūrėjai Pihlai Meskanen 2018 metais Suomijos Respublikos prezidentas suteikė Suomijos liūto ordino 1 laipsnio riterio kryžių. Tas pats apdovanojimas šiais metais buvo padovanotas ir ARKI Finland vadovei Jana Rasinen šių metų vasario mėnesį. ARKI teikia kūrybinį išsilavinimą naudojant architektūros ir dizaino projektus kaip holistinis realaus pasaulio reiškinius, integruojant skirtingus dalykus. Štai čia matote pavyzdį ARKI ilgalaikė programa, žingsnis po žingsnio 15 metų mokymo programa. Tai nuo 4 iki 18 ir daugiau metų ir kiekvienas modulis apima apie 10 projektų. Kodėl architektūra puikiai tinka STEAM ugdymui? Architektūra jungia humanitarinius ir gamtos mokslus. Štai, kaip jau buvo ir minėta, kiti pranešėjai minėjo, kad architektūra savaime yra multidisciplininė, bet šiuo atveju yra pasirinkta vietoj meno, kaip A raidė čia reiškia arts, tai mokymas per architektūrą. ARKI mokymo programa integruoja skirtingus dalykus per architektūrą ir dizainą. Ir architektūrinio dizaino iššūkiai yra puikus būdas treniruotis menui. Architektūros projektai remia inovatyvių įgūdžių ugdymą. Yra naudojami įvairūs mokymosi metodai. Patirtinis mokymasis, kūrybinis problemų sprendimas, multisensorinis mokymasis, dizaino mąstymas, projektinis mokymasis, fenomenais grįstas mokymasis, komandinis darbas. Yra daugybė temų, štai pavyzdžiui šios temos ir daugybė kitų. Čia, kaip pavyzdys, tema yra miesto planavimas, tai ją galima įgyvendinti naudojant daugybę skirtingų metodų, kaip ten besikeičiančios skaidrės, tai matome nemažai LEGO pastatų, o dešinėje pusėje yra tradiciniai maketai, modeliai, naudojant popierių ir kitas medžiagas. Tai čia yra temos mastelis, žmogaus proporcijos. Tai yra pavyzdys temos susijusių su architektūra. Čia yra pavyzdys iš Kinijos, kaip vaikai įgyvendino temą istoriją ir senovės Graikijos šventyklos. Čia tema mūrinis pastatas, sniego pilys, kultūriškai labiau atspindi Suomijos tradiciją. Sniego pilys pastatytos iš cukraus kubelių. Tai čia yra mano svajonių kambarys, vaikai sukūrė. Tema
šešėlių teatras, erdvė, rekvizitai, pasakojimai. Tema mano svajonių žaidimo aikštelė. Tai yra tema, bokštas, statiniai. Ir šalia ilgalaikės žingsnis po žingsnio programos Arki siūlo pasirinktus teminius kursus, kurie yra sukurti kaip vienos savaitės trukmės intensyvios programos. Teminiai kursai apima 30 arba 40 valandų mokymojo turinio vienam moduliui. Tinka, pavyzdžiui, intensyviems kursams ar vasaros stovyklai visoms amžiaus grupėms. Kaip matote, čia jau yra tikrai nemažai. Mes tikime, kad džiaugsminga mokymosi patirtis yra svarbi. Tokiu būdu atsiranda daugiau ilgalaikės motyvacijos, kuri gali trukti net ir visą gyvenimą. Labai populiari vasaros stovykla tai namelių statymas, vos tik tai atsidaro galimybė ją vaikams įsirašyti, tai iš karto labai greitai užsipildo visos grupės. Tai jau daugybę metų trunkanti vasaros stovykla. Aktyvus mokymas daugiausia dėmesio skiria mokiniui, jo suvokimui, o ne mokytojui ir mokymui. Tai čia yra keletas pavyzdžių, kokie gali būti pastatyti vaikų nameliai. Taip, miške. Kiekvieną kitą miške. Ne, visą laiką tam pačiam, paskui po stovyklos juos išardo. Tai taip pat yra statyba iš sniego ir iglų. Čia matome, kaip yra formuojamos sniego plytos ir vaikai stato iglų. Tai aišku, tinka tikrai ne visoms klimato zonoms, tačiau Suomijoje dar yra ir statyba itin graži iš ledo blokų, iš spalvotų ledo blokų. Mados dizainas, tai yra labai populiaru būtent Azijos šalyse. Čia matome pavyzdžius iš Tailando. Produkto dizainas, pakartotinis naudojimas, perdirbimas. Arki robotika, čia turėtų būti video, bet dėja mums nepasileidė. Įtraukusis planavimas. Na ir dabar šiek tiek daugiau papasakos apie tą įtraukųjį planavimą. Senoji mokymosi daranti išmintis pagal Konfucijų mums sako, kad tai, ką girdžiu, pamirštu, ką matau, prisimenu, ką darau, suprantu, o galingiausias būdas, žinoma, yra sujungti visus šiuos 3 mokymosi būdus. Čia matome Helsinkį ir yra apibrauktas Hernesaari rajonas, kur yra anksčiau buvę laivų statykla. Hernesaari projektas su Helsinkio miesto urbanistikos skyriumi 2007 metais. 100 vaikų dalyvavo šiame projekte nuo 4 iki 17 metų. Matome jų kūrybinį procesą, tai buvo taip pat ir maži vaikai, ir paaugliai. Ir galutinis maketas yra tas centrinis apibrauktas. Nuotraukoje matomi paaugliai surinko visas idėjas iš 100 vaikų ir apibendrino galutinėme modelyje. Viršuje matome 3 architektų prezentacijas, kur jau jie savo pasiūlymus pateikė. Pačioje kairėje yra vaikų pasiūlymas ir 2 matome piliečių pasiūlymus. Na ir štai čia jau kairėje yra galutinis planas, pagal kurį jau šiuo metu yra pradėtos statybos, dar kol kas dar nedaug, o dešinėje yra vaikų pasiūlymai. Šiek tiek yra atsižvelgta, nes, kaip matote, tikrai yra panašumų. Vaikai, studentai apsilankė miesto planavimo biure ir išklausė pristatymą apie dabartinę planavimo proceso situaciją. Ir pakartotas tas pats konceptas, ta pati idėja, šiuo atveju tai buvo jau 400 vaikų Vietname, Ho Chi Minh City.
Vaikai kuria inovacijas išmaniame ir vaikams draugiškame mieste. Viena grupė tai 12 vaikų, jie dirbo 5 dienas ir iš viso 35 valandas. Kai kurie vaikai statė tradicinius modelius, kaip matote viršuje yra vienas tradicinis modelis, o kiti dirbo 3D SketchUp programa. Uh... 99% vaikų nebuvo naudojęs SketchUp programa ir tai yra 12 metų vaikų darbas ir jokių žinių apie SketchUp iki dirbtuvių. Čia turėtų būti video, kaip atrodo tas modelis, kaip praskrendam ir pasižiūrim išplanavimą to naujo miesto rajono Vietname. Visi vaikai pristatė savo idėjas miesto planavimo biurui patys. Ir už tai ARKI buvo apdovanota, gavo apdovanojimą už prasmingą vaiko dalyvavimą. ARKI yra išleidę štai tokias knygas ir jas galima įsigyti, kaip matote, tuo pažymėtu adresu. Architektūrinis ugdymas lavina kūrybinį mąstymą, kompleksinių problemų sprendimo ir inovacijų įgūdžius yra naudingas, nesvarbu, kokia bus mokinių ateities profesija. Štai čia matote mane ir mano vaikus per ARKI architektūros festivalį. Šią vasarą, rugpjūčio mėnesį, buvo didelė erdvėje, buvusioje kabelių gamykloje Kabeliai Techtas. Tai renginys, per kurį apsilankė daugiau nei 2000 žmonių, kaip minėjau, 30-mečio renginys. ARKI nuolat rengia mažesnius renginius, tačiau tokie renginiai būna kartą per 5 metus. Ir kadangi ARKI Lietuvoje dar nėra, tai mane domina galimybė atidaryti ARKI centrą arba filialą. Jeigu ką nors domina bendradarbiavimas, susisiekite su manimi. Ačiū labai.